Sveiki. Pagalvokime apie tai. Architektūros principai tokie svarbus, kad atsidūra oficialiame gide, o tada tiesiog dingsta be pėdsakų. Skamba keistai, ar ne? Na, būtent tokia yra lift principų istorija. Ir šiandien mes ją narpliusime. Ir žinot, kaip viskas prasidėjo? Visiškai paprastai. Ruošiau medžiagę, prisiminiau tuos senus, gerus lift principus iš Angularo stiliaus gydo. Galvoju, puiku, pasidalinsiu. Bet atsiveršiu naujesnę dokumentaciją ir nieko. Tuščia. Lyg iškirpta. Klausimas, kur jie dingo, tapo tiesiog apsėdimu. Ir štai šis tyrimas mus atvedė čia. Taigi, ką mes šiandien veikiame? Mūsų misija paprasta. Išsiaiškinti, kas per daiktas tie lift principai, kodėl jie apskritai buvo svarbus ir, kas svarbiausia, ką mes prarandame, kad jų nebežinome ir ką galime iš jų pasiimti į savo dabartinius projektus. Gerai, pradedam. Prieš neriant į pačius principus, reikia truputį atsukti laiką atgal, iš kur jie išvis atsirado, kokia buvo jų esmė. Taigi, pasiruoškite, nes mes dabar versime tą, sakykim, prarastą stiliaus gido puslapį. Na štai, pats įdomumas. Lift – tai juk ne šiaip sau 4 raidės, tai 4 idėjos, kurios kartu veikia kaip geras pamatas tvarkingam, lengvai skaitomam kodui. Iššifruokime, ką kiekviena iš jų reiškia. Taigi, štai jie, visų gražumu. L – locate, kitaip tariant, rask. I – identify, identifikuok. F – flatten, išlaikyk plokštę struktūrą. Ir T – try to be dry, stenkitės nesikartoti. Ir matot, čia yra logika, jie ne šiaip sau sumesti į trūvą. Kiekvienas principas remiasi į ankstesnį, stato ant jo pamato. Pradėkim nuo pirmojo. L – locate, rask. Įsivaizduokit projektą kaip didžiulę biblioteką. O dabar įsivaizduokit, kad visos knygos joje, be pavadinimų, ir sumestos į vieną milžinišką krūvą. Košmaras. Tiesa, būtent tai šis principas ir bando sutvarkyti. Jis sako vieną. Kodą turi būti įmanoma rasti, greitai ir intuityviai. O raktas į tai – vienas failas, viena aiški užduotis. Ir štai viena genialiai paprasta taisyklė, kuri beje pasiskolinta iš OCaml programavimo kalbos, kad tai pasiektume, kiekvienas failas projekte privalo turėti unikalų pavadinimą. Tik pagalvokit, ką tai reiškia. Jokių pasikartojančių index ties, jokių item view. Viskas. Šitiek galvos skausmą išsprendžiama vienu jupu. Manau, čia visiems iki skausmo pažįstama situacija. Atsidarai 5 skirtukus savo redaktoriuje ir visi vadinasi item.view arba index.ts ir sėdimas spėliojant, kuris yra kuris. Tai ne šiaip erzina, tai tiesiog vagia laiką. Būtent šitą chaosą ir sprendžia aiškus unikalūs pavadinimai. Gerai, failą radom, bet kas toliau? Ogi kitas žingsnis – iškart suprasti, kas jo viduje, net netidarus. Ir čia į sceną įžengia I – identify arba identifikuok. Nes, žinot, unikalus pavadinimas yra gerai, bet informatyvus pavadinimas – tai jau visai kitas lygis. Pažiūrėkite šituos pavyzdžius. Use local storage TS. Iškart aišku, čia composable arba hookas. User profile TS. Akivaizdu komponentas. Pavadinimas veikia kaip etiketė ant stiklainio. Nereikia jo atidaryti ir ragauti, kad žinotum, kas viduje. O tai per projekto gyvenimo ciklą sutaupo ne minutes, o valandas. Toliau. F. Flatten. Išlaikyk plokštumą. Šitas principas, sakyčiau, kovoja su prigimtiniu jaunesnių programuotojų noru viską sudėlioti į kuo gilesnius stulpčiukus. Žinot, kai pradedam statyti dangoraižį, nors realiai užtektų ir vieno aukšto namelio. Idėja labai paprasta – nedaryk gilių aplankų struktūrų, kol tai nėra būtina. Ir originalus gidas netgi duoda tokį, sakykim, slenkstį. Magiškų skaičiumų laikomas 7. Idėja tokia – nekurk naujo aplanko, kol senajame neturi bent 7 failų. Kodėl būtent tiek? Na, tai riba, ties kuria dar galima matyti visą vaizdą vienu žvilgsniu, nereikia slankioti ar šokinėti per aplankus. Tiesiog mažiau apkraunamas smegenys. Na ir pagaliau paskutinis principas. T. Try to be dry. Stenkitės nesikartoti. DRY. Do not repeat yourself. Principą žino turbūt visi. Tai tarsi vienas iš programavimo įsakymų. Bet LIFT versijoje yra vienas mažas, bet be galo svarbus žodelis. Stenkitės. Ir va čia visa lift esmė. Tas žodelis stenkitės reiškia, kad šis principas nėra svarbiausias. Priešingai, L, I ir F
Tai yra kodo radimas, identifikavimas ir paprastumas yra svarbesni už aklą nesikartojimą. Kodėl? Nes per ankstyvą abstrakciją padaryta tik tam, kad išvengtume kelių pasikartojančių eilučių, dažnai sukuria tokį monstrą, kurio nebeįmanoma nei rasti, nei suprasti. Geriau 2 kartus parašytas aiškus kodas, nei 1 kartą parašytas, bet visiškai mistinis. Gerai, dabar turbūt kyla klausimas, viskas skamba logiškai, bet kur konkrečios instrukcijos? Ir čia mes prieiname prie pačios Lift filosofijos esmės. Tai nėra taisyklių rinkinys, tai yra gairės. Jos nepasako daryk žingsnį A, tada B. Jos sako, tavo tikslas yra štai ten. Ir būtent tas lankstumas yra ir didžiausia stiprybė, ir tam tikra prasme silpnybė. Patyrusiam programuotojui tai yra neįkainojamas įrankis, nes leidžia mąstyti ir prisitaikyti. Bet pradedančiam, kuris ieško aiškaus recepto, tai gali atrodyti kaip painiava. Jokių griežtų taisyklių, tik principai. Ir štai čia puikiai matosi tas mąstymo skirtumas. Jaunesnysis specialistas sako, pasakyk man, kaip tiksliai viską sudėlioti į aplankus. Jis ieško recepto, o patyręs specialistas, kai susiduria su problema, sako, velnias, nieko neberandu šiame projekte, palauk. Kuris principas čia pažeistas? Locate. Viskas aišku. Lift tampa ne instrukcija, o diagnostikos įrankiu. Gerai, pabandykim viską apibendrinti. Ką mums daryti su visa šita informacija? Kaip Lifit principai gali padėti kasdienėje praktikoje? Kokia ta pagrindinė išvada? Pats svarbiausias dalykas, kurį reikia suprasti, Lift nėra griežta sistema kaip, tarkim, Next.js, kuris sako, puslapiai turi būti čia, API čia. Lift labiau panašus į kompasą, o ne į GPS. Jis nerodo tikslaus kelio, bet visada rodo teisingą kryptį. Tavo kodas turi būti lengvai randamas. Ir dėl to šie principai tinka bet kokiam projektui, ne tam, kuris jau turi savo griežtas taisyklės. Ir šita citata, ji tiesiog auksinė. Nėra nieko blogiau už komandą, kuri bijo perkelti failus. Pagalvokite apie tai. Jei komanda bijo paliesti failų struktūrą, nes viskas sulūš, tai reiškia, kad projekto architektūra jau yra problema. Sveikas projektas yra tas, kurį galima refaktoriuoti, kur failų perkelimas yra ne katastrofa, o normali, sveika evoliucijos dalis. Na ir pabaigai norisi palikti vieną klausimą pamąstymui. Pagalvokite apie projektą, prie kurio dabar dirbama. Tiesiog dabar. Ir pritaikykite Lift principus kaip rentgeno aparatą. Paklauskite savęs. Kur skauda? Ar sunku rasti failus? Ar pavadinimai klaidina? Galbūt šie seniai pamiršti prarasti principai yra kaip tik tas vaistas, kurio projektui labiausiai ir trūksta. Ačiū, kad buvote kartu.